tai nesisek. Greičiau tas penktadienis, jau galvas skauda. Žiavau, ten priekį sandėlys yra toksai. Parodžiau, labai moli, toks šlaps, galim sakyti. Na, galvoju, sakau, iki ten nereikia atbulą stumtis. Tai galvoju, čia apsisukti. Čia toks keliuks tipo yra, aišku, apsnygęs visas. Ta atbulą įsistumu ten, tada grįžtu čia ir atbulą stumuosi ten. Kitaip nėra kur apsisukti. Na ir pravažiavau tą keliuką, atbulą stumiaus ir savo ir nuvažiavau. Pradžiai dar ratai, aišku, buvo gerai vietai čia palyginus. Čia tik tais viens raštuks buvo. Ta prasme, viena padanga buvo ore, o kita ant pagrindo dar. Atskabinau priekabą, sakau, iškart neblūdis, atskabinau priekabą. Viskarą persimečiau į tą pusę. Durniavau, galų gale vis tiek va. Į nučiuožę hamuchą į pievą. Čia tai kelis geras yra žvyrkelis, bet kas iš to pieva už tai minkšta. Nu, kai vaikštai nesijaut, ką minkšta, bet čia jau pasidėjo šitą ant žemės bamperis galinis. Na, aišku, čia šlaits pakankamai aukštas yra, bet va tie ratai muiluojas, biški paviršius pašalės ir viskas, ir pralaužė ir iš karto muiluojas. O čia toks pakankamai aukštas, aišku, kamera neperteik, tai dalykai, nu, va čia gal matos kažkiek. Pačiam nėra kaip be šansų pačiam išvažiuoti. Paskambinau tam privatininkui, katro mišks čia, nu ne mišks, katro mediena yra, gal atsivis traktoriuką paskambint, kaip tik ką tik iškrovau tam žmogui. Saka, čia per miškus 10 km, sak, privažiuotų gal. Bet su Belarusu paprastai, su Belarusu aš nežinau, čia man padės ką nors.